Petrai, nesuprantu, kas čia vyksta, karas prasidėjo. Viešpatie Dieve. Petrai, skambinu grafai, jis paliubomu žinos, kas vyksta. Alio, grafai, labas, karas prasidėjo Lietuvoj. Ne? Atvažiavo kažkas? O kas atvažiavo? Palauk, jungsiu garsiakalbį. Nu? Tai sakau, beveik pusvalandis užtruko, kol aš sužinau, kad jis kažkokią neva įžymybę. Pirmą kartą gyvenime pamačiau. Nu, bežionio aš matęs, bet šitą būtent asmeniškai pirmą kartą pamačiau. I'm free from the chain. Hey. Tai žiauru. Petrai, o tai ko tu nenuvarėjai pasitik žvaigždės? Ar bijai, kad jo fanus atimsi, a? Eilės remtus. Nu tugi pas mus, Petrai, didesnė žvaigždė nei ta žvaigždutė. Tai man poha, kad aš esu žvaigždė, man nusispjaudžina į tą žvaigždę. O, žiūrėk, Maibachas jau kažkokį postą įkėlė. Pasakykit Aišau Spydui, kad aš pasiruošęs jo šūdus valgyti. Maibachas. Dude eats shit on live stream. Petrai, išversiu tau. Čia sako, Maibachas valgo šūdus laivo metu. I just want to meet him because I always wonder what shit tastes like. Nu šito, Petrai, aš tau neversiu. Nors jis irgi nori žinot, koks šūdo skonis. Čia nejuokinga, kaip suprantu, Maibachas susirašė pas jį. Aišau Spyd, we here. Come here. Challenge! Praleiskit kunigą, alio, praleiskit kunigą. Nu tikrai praleiskit kunigą, gal bent išvarys iš jų velnę. Aišau Spydas norėjo susitikti. Aš irgi nebuvau nieko prieš. Lietuvos daug jaunimo norėjo irgi, kad aš atvažiuočiau, susitikčiau. Aišau Spydas pats norėjo. Giedrė irgi in. Bučkis į lūpą sauselį. Mes atvažiavom. O Poldemiko sako, neleisiu. Kodėl? Iš pavydų. Taip, pavydinti. Čia kitaip nežinau, paaiškinti komentaruose, kodėl jisai neleido. Jeigu nepavydė, tai dėl ko tada? Nu tikrai kodėl, nes visą dieną turėjo. O man atrodo, antro šūdų ėdimo etapo tiesioginiam eterį žmonės tiesiog neatlaikytų. Ir to užtenka. O aš būčiau su visais draugiškai elgėsis. Tikrai aš su Demiko ranką paspaušiu ir visiems kitiem ranką paspaušiu, su visais pagarbiai šnekėčiau ir išspaušiau maks iš tos situacijos tiek savo, tiek Lietuvos žiūrovams. Nesupratau, Petrai, tai kodėl jam nesuorganizavo susitikimo? Va, paklausk tau, pasakysim, tie, kas su tokiais negali sėdėti prie vieno stalo. Nu nežinau, Petrai, man atrodo per daug čia sureikšmintas šitas žmogelis. Tu tikrai daugiau surinktum fanų. Aš turėčiau istorijos knygą būti įrašytas į Lietuvos rekordų. Knygą, kad aš pirmas Lietuvos žmogus. Nu jo, Petrai, sutinku, pirmas ir manau paskutinis, tiksliau, vienintelis. Kažkaip biškai šalta čia pas tave. Reikės eit pečių kurti.